Taigi, labas vakaras visiems. Labas vakaras, dar kartelį. Su kuo nesimačiau, sveiki teatro kritikai, svečiai, draugai, pažįstami. Labai smagu iš čia matyti, taip gausiai susirinkusius. Tikriausiai turite nemažai klausimų, nemažai įžvalgų, kuriomis norėsite pasidalinti. Šio vakaro pašnekovas yra Silvano Voltolina. Tai italų kilmės aktorius, mokytojas ir režisierius. Su Romeo Castellucci dirbantis jau bemaž 25 metus ir jam patikėta yra prižiūrėti apie 15 Castellucci darbų, vienų iš tokių pagrindinių, tarp jų ir Bros. Šį vakarą turėsite unikalią galimybę užduoti jam įvairius klausimus apie jo karjerą, apie pažintį su Castellucciu, apie spektaklį, kas kamuoja, kas kankina, kas liko. O mūsų pokalbį vers vertėja Ieva Kirilauskaitė. Man visai smalsu būtų pradėti nuo to, kaip Silvano įsitraukė į Romeo Castellucci veiklą. Sarebbe interessante sapere come è stato coinvolto nell'attività di Romeo Castellucci, come ha cominciato a lavorare con lui. Labas vakaras. Ho un po' paura che sia una storia un po' troppo lunga da raccontare. Aš truputį bijau, kad tai gali būti šiek tiek per ilga istorija papasakoti čia. È cominciata 29 anni fa. Visa tai prasidėjo prieš 9 metus. Ed è una collaborazione che ci ha resi in qualche maniera fratelli. Ir šis bendradarbiavimas kažkokiu būdu mus pavertė tarsi broliais. Io ho avuto la fortuna di poter imparare il teatro direttamente facendolo, senza fare scuole. Aš turėjau galimybę išmokti kurti teatrą tiesiogiai dalyvaudamas procese, be jokios mokyklos. E lavorando assieme a Romeo, diciamo che ho seguito la crescita della compagnia ed è diventato molto spontaneo il tipo di collaborazione che abbiamo ora. Aš tiesiog galėjau stebėti, dirbdamas kartu su Romeo Castellucci, visos teatro trupės augimą ir tiesiog dabar atėjome prie to taško, kur esame dabar. E quindi nel caso specifico di Bros, di questo spettacolo, il mio lavoro è stato quello di attuare, rendere reali le idee che lui aveva. Ir būtent per šį spektaklį Bros man pavyko tiesiog prisidėti prie Romeo Castellucci idėjų realizavimo. Tiesiogiai. Įdomu. Norėčiau paklausti, o kuo domina jį patį Castellucci veikla? Mes matėm vieną spektaklį, bet jis bendradarbiauja su daug daugiau spektaklių. Tai kaip jis apibūdintų šio režisieriaus kūrybą iš jo paties perspektyvos? Sì, infatti volevo chiedere cioè, che cosa che cosa la affascina della creazione, soprattutto di Romeo Castellucci, perché noi abbiamo visto un suo spettacolo, mentre lei lo conosce sicuramente meglio, e quindi sì, come potrebbe descrivere, un po' raccontare sulla sua creazione come una persona che lavora con lui. Grazie. Beh, sicuramente la cosa che mi affascina sono le persone che incontriamo facendo questo spettacolo. Žinoma, tai, kas mane labai domina ir žavi, tai yra žmonės, kuriuos aš sutinku dirbdamas su režisieriaus spektakliais. Lo spettacolo ormai è attorno alla 92esima rappresentazione. Spektaklis pristatomas, rodomas dabar apie 92 kartą. Quindi abbiamo viaggiato in circa 35 città. Taigi mes jau keliavome maždaug 35 miestuose, buvome nukeliavę. In circa 15 paesi. Beveik 15, apie 15 šalių. E quindi ho avuto l'occasione di includere dentro il nostro lavoro delle persone di diversa origine, lingua, cultura, e la cosa veramente affascinante è come
questo lavoro è capace di integrare persone tanto, di provenienza tanto disparata, ma dell'umanità tanto comune. Man tiesiog teko dalyvauti ir įtraukiant įvairios kilmės, įvairios kalbos ir kultūros žmonės. Ir tiesiog teko įdomu pastebėti, kaip tokie skirtingų, daugelių skirtingų kampų kitokie žmonės, tiesiog labai skirtingi, gali atspindėti tam tikrą vieną žmogiškumą. Quindi il modo di abitare la scena delle persone che incontriamo è affascinante per me. Taigi man iš tikrųjų labai žavu, kaip žmonės tiesiog skirtingai pasirodo ant scenos įvairiose vietose. Gal galėtų pasidalinti pačią spektaklio Bros geneze. Teko skaityti, kad iš pradžių jis buvo pavadintas Buster, bet kodėl jisai vystėsi toliau? Kas vertė tą progresą į priekį, judėti? Sì, potrebbe parlarci della genesi del progetto Bros, perché mi è capitato di leggere che prima c'era lo spettacolo che si chiamava Buster a Bruxelles. Sì, e quindi come mai, come poi si è sviluppato, perché mai ha continuato a svilupparsi lo spettacolo? Allora, l'idea di Romeo di lavorare sopra il tema della polizia è venuta da una sua esperienza personale. Mintis Romeo Castellucci, režisieriui, kilo dirbti su šiuo įvaizdžiu policijos, būtent dėl asmeninės patirties tam tikros. È capitato che stesse lavorando ad uno spettacolo durante un periodo di grandi agitazioni a Parigi. Jis tuo metu dirbo su kitu spektakliu, statė Paryžiuje, kai vyko tokie svarbus ryškus įvykiai, protestai. E quindi il suo quartiere era letteralmente circondato dalla polizia. Ir tiesiog visiškai jo vieta, kur jis buvo apsistojęs, jo apartamentai buvo apsupti policijos. E andando in teatro ogni giorno incontrava continuamente persone in uniforme e si sentiva illogicamente colpevole. Ir kiekvieną dieną grįždamas į savo viešbutį, jis tiesiog buvo apsuptas ir sekamas policijos pareigūnų ir jausdavosi kaltas. E quindi ha voluto investigare il mistero che c'è dentro la divisa. Ir tiesiog tada jam kilo mintis ištirti tą paslaptį, kuris slepiasi už uniformos. Ed è voluto partire da quelle che nell'immaginario collettivo di tutti sono le divise per eccellenza, cioè quelle dei poliziotti dei film. Ir tiesiog ha voluto cominciare la ricerca da quelle che per tutti sono i poliziotti per eccellenza, quelli del cinema. Taip, tiesiog jis norėjo tiesiog būtent, kas pradėjo kurti toliau vystyti idėją nuo tokio taško, nuo tos būtent reikšmės uniformos, kas yra ta tikroji uniforma visų pirma, kas slepiasi už tos tikrosios policininko uniformos tiesiogiai. E Buster era il titolo del primo esperimento di gente con la divisa. Ir Buster, būtent tas pirmasis pradinis projektas, būtent ir pristatė, kas yra tas žmogus, kas slepiasi už uniformos policininko. Buster faceva riferimento a Buster Keaton, il grande genio del film muto. Buster, tas pavadinimas Buster, būtent buvo aliuzija į Buster Keaton, tokią didelę garsą nebyliojo kino legendą. Ed era fatto per agire nello spazio pubblico, in mezzo alla città.
Ir būtent buvo, tas spektaklis vyko būtent tiesiog viduryje miesto, pritaikytas tam tikrai vietai. Mentre Bros è lo sviluppo per le sale di teatro, considerando le sale di teatro come il cervello delle città, il luogo in cui la città veramente pensa. O būtent Bros jau spektaklis yra pritaikytas būtent teatro erdvėj, nes teatras tiesiog paimtas kaip vieta pristatanti, atspindinti miestiečių ir miesto smegenis centrą. Il cuore pulsante dell'energia e della poesia di ogni città. Plakanti, teatras yra tai plakanti kiekvieno miesto širdis, kiekvieno miestiečio širdis. Energija. Silvana paminėjo, kad atskleidinėjo tą paslaptį per tą uniformą, režisierius tai pasirinko. Tai norėjau paklausti, kodėl amerikietiška uniforma? Nes Lietuvoje mes turime didžiulį pasitikėjimą policiją, net 88% gyventojų pasitikė. Noi abbiamo una grande fiducia in polizia. Šių metų statistika. Tuo tarpu JAV rodikliai visiškai kitokie. Mentre si fida della polizia, mentre quello che è negli Stati Uniti è totalmente diverso, la gente non si fida. Ten policija tikrai pratrūksta fatališkų brutalumu, tikrai labai labai dažnai, pačiam tenka sekti žinias. Tremenda e anch'io. Tai visgi kodėl ta amerikiečių apranga? Perché? Allora, lo spettacolo non vuole essere una critica all'istituzione della polizia. Spektaklis neturėtų tapti kritika policijos institucijai, ma una riflessione su cosa può succedere se una parte della società si isola completamente dal resto e non è permeabile alle altre parti della società. Taip, bet tai turėtų būti toks apmąstymas spektaklis, kas atsitiktų, jeigu tam tikra kažkokia visuomenės grupė atsitrauktų nuo visos kitos, kuri vadovaujasi įstatymais. Nel senso che la polizia è un elemento dentro la società, come i medici lo sono, come gli insegnanti o gli studenti o qualsiasi altro tipo di lavoratore, che interagisce con le altre parti. Tai mintis yra tokia, kad policija yra tokia institucija, tokia visuomenės grupė, kaip ir pavyzdžiui medikai, mokytojai mokyklose ir įvairios kitos grupės, taip paimta kaip viena iš tokių grupių. La domanda era cosa succede se uno di questi gruppi della società smette di avere a che fare con gli altri e si rinchiude soltanto con gente della propria specie. Tai tarsi spektaklis yra apmąstymas, kas atsitiktų, jeigu viena tokia grupė užsidarytų savo rate, nebekomunikuotų su kitomis grupėmis, tiesiog veiktų pati savyje, uždara būtų. Mancando lo scambio con l'esterno, con gli altri, viene a crearsi un cortocircuito in cui la forma di ordine che nel caso della polizia, la polizia deve tenere in piedi, il mantenimento dell'ordine, sfocia in qualche maniera nel caos, nel disordine. Taip, tai tiesiog tada, taip atsitikus, jeigu policija užsidarytų, tiesiog pradėtų veikti pati savo, įvyktų ir įvyksta spektaklyje trumpas sujungimas. Tiesiog visa tarsi ir ta grupė ir visuomenė atsiduria tam tikrame chaose. Perché l'ordine si tiene grazie all'equilibrio e l'equilibrio ha bisogno dell'appoggio anche del diverso, dell'altro. Todėl, kad tvarka yra paremta ir veikia dėl pusiausvyros,
Ir pusiausvėra susikuria kiekvienai grupiai tarpusavį sąveikaujant. Quindi quello che Romeo propone con questo lavoro non è una riflessione sulla polizia, ma sull'umanità. Taigi tai, ką siūlo režisierius Romeo Castellucci, yra ne būtent policijos pavaizdavimas, apmąstymas, bet tai, kaip veikia visos grupės kartu. Usando l'esempio di una parte dell'umanità come se fosse presa dalla realtà e messa dentro un laboratorio scientifico. Tai tiesiog kas vyksta su būtent humaniškumu, su žmogiškumu, jeigu jis tarsi paimamas iš realaus gyvenimo ir patalpinamas į tam tikrą kažkokią vietą. Kaip jis pats išskaitytų spektaklio žinutę? Koks visos scenos vykstančio teatrinės smurto liturgijos tikslas? Sì. Come vede lei stesso il messaggio dello spettacolo, qual è l'obiettivo di questa violenza? Beh, hai usato due parole, obiettivo e messaggio. Io penso che ci sia un obiettivo, ma non ci sia un messaggio. Taip, panaudoji du žodžius, tikslas ir žinutė. Ir aš tiesiog manau, kad yra taip. Tikslas yra šito spektaklio, bet žinutės ne. Perché l'obiettivo è di mettere sul palcoscenico e offrire agli spettatori tanti esempi, elementi di riflessione. Nes tikslas režisieriaus yra paimti tiesiog tam tikrus aspektus ir parodyti juos ant scenos, kad sukeltų žiūrovams apmąstymui, tiesiog tai suteiktų žiūrovams peno apmąstymams. Per fare in modo che lo spettatore possa lavorare con i suoi occhi e con la sua mente e naturalmente anche con il suo cuore per concepire la sua idea. Visa tai yra tam, kad režisierius įgalintų žiūrovą patį veikti, dalyvauti, savo protą pasitelkiant ir širdį, dalyvauti procese. Sotto questo punto di vista, il vero autore dello spettacolo può essere solo chi lo guarda, ogni persona che lo guarda. Taigi, tokiu būdu, vienintelis kūrėjas gali būti žiūrovas, kuris stebi spektaklį, jame dalyvauja. Ed è solo la persona che vede lo spettacolo che può concepire un messaggio. Ir iš tikrųjų tik žiūrovas, kuris stebi spektaklį, gali sugalvoti pats, sumanyti žinutę. Un messaggio da portare poi nella società fuori dal teatro. Ir po to nusinešti tą žinutę už teatro ribų. In questo senso noi quello che cerchiamo di fare come compagnia è sempre quello di evitare di mettere dentro alle scene che creiamo una nostra opinione. Taigi, tai, ką mes darome su savo kompanija, mes stengiamės, kiek įmanoma, neprimesti žiūrovui savo nuomonės. Perché non è importante quello che pensiamo noi, quello che pensa Romeo, ma quello che pensano gli spettatori uno a uno e quello che potranno comunicarsi tra di loro una volta la rappresentazione terminata. Taip, ir būtent tai, ką jie gali vienas kitam perduoti ir kaip gali komunikuoti, kaip pasibaigia spektaklis. Ačiū labai, gal turi žiūrovai klausimų, visi matėte spektaklį, dalyvavote, kritikai? Pakelkite ranką, prašau, kas nors. Niekas neturite klausimą? Prašau. Labą dieną.
Mane domina toks Buongiorno. klausimas, spektaklyje naudojami didelio formato paveikslai, Beketo portretas, merginos portretas, primato portretas, o taip pat gyvieji paveikslai, įvairios sudėtingos kompozicijos, kurios ir veda mintį vienokią ar kitokią kryptim. Mano klausimas būtų, kaip tie paveikslai atsiranda būtent šitie ir galbūt buvo daugiau tų įvaizdžių, kurių jie atsisakė kūrimo eigoj. Ačiū už klausimą. Perché in che modo vengono, che cosa determina la scelta dei quadri? Sì, sì. Allora, i quadri, diciamo, nello spettacolo ce ne sono di due tipi. Quelli che sono nelle immagini tipo cartolina che portiamo in scena e quelli invece che componiamo con i nostri corpi. Būtent spektaklyje yra dviejų rūšių paveikslai. Tai yra vieni tie būtent vaizdai ant popieriaus įnešami į sceną ir kiti paveikslai tai yra tokie, kuriuos kuria aktoriai iš savo kūnų. In entrambi i casi la ragione per cui entrano dentro lo spettacolo è lo stupore e la meraviglia, nel senso che siano dei dipinti storici anche molto conosciuti o che siano delle immagini trovate per caso, poco conosciute dalla gente, in ogni caso gli si è trovato dentro un enigma che si è voluto condividere col pubblico. Bet kokiu atveju visi paveikslai spektaklyje yra pasitelkiami siekiant sukelti nuostabą ir priblokšti žiūrovą. Yra naudojama tos nuotraukos, tai yra ir istoriniai įvairūs vaizdai arba tiesiog atsitiktinai parinktos nuotraukos. Ir tuose atvaizduose yra visada užkoduota kažkokia mįslė. In ogni caso il principio di base è quello della condivisione dello stupore. Būtent pagrindinis tiesiog tikslas yra pasidalinti tą nuostabą. Capita ad ogni persona di trovarsi a bocca aperta davanti a certe immagini e di volerle condividere per vedere l'effetto che fanno su altre persone, su dei simili. Taip, iš tikrųjų taip dažnai atsitinka, kad žmogus pamato kažkokį atvaizdą, nuotrauką ir jam kyla jis sukelia jam nuostabą ir tada tas žmogus nori pasidalinti tuo atvaizdu su kažkokiais kitais žmonėmis, panašiais į jį patį. Poi, una volta che sono entrati dentro il lavoro, dentro il laboratorio, dentro il palcoscenico, cominciano a reagire tra di loro. Quindi vediamo che diverse immagini che abbiamo scelto, che abbiamo portato dentro, cambiano di prospettiva quando sono messe una di fianco o una dopo l'altra. Taip, kiekvienas vaizdas, aišku, yra labai svarbu, kaip jis yra pateikiamas, ar, pavyzdžiui, vienas po kito, arba vienas vaizdas, čia jau kalbama turbūt apie, kai aktoriai sudaro tos vaizdus, ar vienas šalia kito yra tas vaizdas, ar skirtingose vietose, ar vienas po kito ir taip toliau. E il processo diventa un po' come quello di un bambino che gioca con delle immagini, con delle figurine e fa lavorare la fantasia e costruisce in qualche maniera il suo immaginario combinando le immagini. Quindi si tratta di una arte combinatoria. Tai kitaip tariant, tai yra tam tikras tarsi jungiamasis toks dėliojamasis menas sudėliotas, kai įspūdis yra toks, tarsi žaidžia vaikai, vaikų žaidimų aikštelėje, jie įvairiai dėliojasi jų atliekami veiksmai, žaidimai skirtingose pozicijose, vietose.
E lo spettacolo nasce in questa maniera, perché certi esperimenti funzionano in teatro e quindi diventano parte del meccanismo che si mette in moto quasi da solo, quasi senza che noi prendiamo delle vere decisioni che non siano tecniche. Taip, tai vat būtent taip ir vystosi ir kūrėsi pats spektaklis eksperimento bandymų keliu, kai tiesiog net yra nepriimtas kažkoks vienas sprendimas, vyksta veiksmai vienas po kito, dėliojasi ir taip gimsta kažkokios įvairios prasmės. È il nostro processo. Tai yra visas tas procesas taip vyksta. Dar klausimų iš publikos? Taip, prašau. Kastelučis ne pirmas spektaklį, tikrai kelis yra kūrė su vietinė bendruomenė, pasitelkdamas tos šalies, kurioje vaidina. Kodėl tai yra jam svarbu, jeigu atmesime ekonominius sumetimus, išlaikyti trupę, tiesiog ir kaip, sakykime, dirbama su ta bendruomenė čia, sakykime, Klaipėdoje, kaip buvo, ar galite palyginti su kito šalių policininkais? A quelli dagli altri paesi. Allora, diciamo che il motivo economico in questo caso non è quello importante. Taip, ekonomikos veiksnys šiuo atveju nėra svarbus. Nel senso che per noi era veramente importante che il ruolo delle forze dell'ordine venisse interpretato da persone che provengono dalla città in cui lo spettacolo va in scena. Taip, mums būtent ir buvo svarbu, kad būtent policininko vaidmenį įkūnytų, tą rolę įkūnytų žmonės, gyvenantis būtent toje šalyje, į kurią mes atvykstame. Perché gli spettatori che vengono a vedere lo spettacolo sono gli abitanti, quindi le forze della città. Nes būtent ir žiūrovai, tie, kurie ateina pamatyti spektaklio, jie yra to miesto pajėgos, irgi visuomenės grupė. E siamo convinti che non sarebbe la stessa cosa se un gruppo di attori italiani che fanno la tournée facessero le stesse cose in questo spettacolo, piuttosto invece che dei concittadini degli spettatori. Taigi būtent mes ir manome, kad tada spektaklis nebūtų toks įtikinamas, jeigu mes atsivežtume aktorius italus ir jie būtent pavaizduotų tos veiksmus vykdytų. Tai būtų mažiau įtikinama. Perché giustamente quando nella rappresentazione, nella finzione, si toccano degli elementi come la violenza o l'aggressività, il pensiero di come evitare certe derive che in altri paesi esistono, che in molti paesi esistono, diventa più concreto quando il rischio lo si sente tra concittadini, tra persone che condividono lo spazio civile. Būtent tiesiog viskas tas pasirodo būtent visai kitoje šviesoje, atsiskleidžia tada tas jausmas smurto ir agresijos, kai viskas yra vaizduojama tarp žmonių, kurie būtent yra tos pačios tautos ir tos pačios šalies gyventojai. Tarp jų susikuria visai kitokia dinamika, nei būtų tarp skirtingų tautybių. E quando abbiamo cominciato la tournée 3 anni fa, noi ci aspettavamo tantissime differenze nella reazione alla proposta che facciamo, sia da parte del pubblico sia da parte dei partecipanti.
Nes mes, kai pradėjome prieš 3 metus visą šį turnė, mes tikėjomės labai skirtingų reakcijų iš žmonių, kurie turi atlikti tuos mūsų nurodymus ir komandas. Iš tikrųjų. Invece, stranamente, ci siamo sorpresi a trovare una certa unità in ogni posto che abbiamo attraversato. Bet vis dėlto mes keista, tačiau susidūrėme su tokiu reiškiniu, kad atradome tam tikrą vienį ir panašumą tiesiog tarp ir įvairiose skirtingose šalyse, tarp žmonių. Con naturalmente diverse sfumature. In particolare i partecipanti lituani li ho trovati molto resistenti. Žinoma, be abejo, savame suprantama, su tam tikrais skirtumais įvairiose šalyse. Būtent čia Lietuvoje mes supratome ir pastebėjome, kad lietuviai aktoriai yra labai atsparūs. Dar klausimų iš publikos? Dar vienas klausimas, prašau. Daug tokių opozicinių, tokių balta juoda simbolių, smurtas, auka ir smurtautojas, ir senas, jaunas. Man įdomu, kaip jūs paaiškinote tam vaikui, berniukui, kodėl jis yra čia, ar jis yra lietuvis irgi, kodėl jis yra čia, ką jis veikia ir, ta tokia paprastumo kalba, kas čia vyksta. Sì. Allora, effettivamente il bambino che entra in scena è lituano. Be abejo, savaime suprantama, vaikas yra lietuvis scenoje. L'incontro con lui si fa il giorno prima dello spettacolo. Su vaiku susitinkama dieną prieš spektaklį. E la preparazione è, diciamo, molto, molto semplice, molto, molto breve e anche molto pratica. Ir aišku, pristatymas vaikui spektaklio yra labai paprastas ir labai praktiškas. Le cose da fare sono semplici, ma non per questo facili. Veiksmai, kuriuos jis turi atlikti, yra iš tikrųjų paprasti, bet nėra lengvi. Ed effettivamente la prima, diciamo, dicotomia, la prima alternanza di simboli che salta all'occhio e di cui parliamo è perché tutto è nero dentro la scena quando lui entra e lui è la sola cosa bianca. Taip, ir būtent viena iš tų pirmųjų dichotomijų yra ta juoda spalva ir kai jis ateina ir ta balta spalva, akivaizdu. Non c'è anche qui un significato letterale, ma gli spieghiamo che tutto è fatto per creare mistero e per dare agli spettatori degli spunti su cui riflettere. Būtent tas juoda-balta pirmoji dichotomija krentant į akis ir ji irgi, aišku, nėra kažkokio atsakymo vieno, ką tai galėtų reikšti ir kažkokios prasmės, kurią mes norime perteikti, bet šitas kontrastas irgi pasitelkiamas siekiant sukurti paslaptį. Lui potrebbe essere un angelo che scende dal cielo. Jis galėtų būti angelas, kuris nusileidžia iš dangaus. Oppure potrebbe essere il futuro collega dei poliziotti in scena. Arba galėtų būti būsimasis policininkų scenoje kolega. Gli spieghiamo che l'unica maniera per fare in modo che lui, per ogni spettatore, sia una cosa diversa è quella di mantenere il mistero.
Būtent, ką mes pasakome vaikui, yra pirmas dalykas, kad jis kiekvienam žiūrovui turi atrodyti skirtingas, kažkoks skirtinga figūra. Ir antras dalykas, ką pasakom, kad jis turi sukurti, vaidinti paslaptį. E quindi entriamo in una dimensione di gioco in cui non si deve mostrare le carte che abbiamo in qualche maniera, come il giocatore di carte che resta misterioso per non farsi capire. Taip, taigi mes taip nusikeliame į žaidimo lygmenį, kaip ir pavyzdžiui žaidėjas kortomis irgi visada yra užsidengęs, kortų mes nematome ir jis taip pat išlaiko paslaptį. E le varie cose che avvengono durante lo spettacolo prima del suo ingresso, da un lato non c'è neanche il tempo di raccontargliele, dall'altro non sono così, come dire, importanti in dettaglio una per una, ma gli raccontiamo, questo sì, che durante lo spettacolo ci sono tanti poliziotti che fanno tutte le cose che possono fare le persone, dalle più dolci, dalle più divertenti, a quelle invece più dure e aggressive. Taip, tai mes tiesiog, aišku, kadangi sustinkame dieną prieš spektaklį, tai nėra ir laiko, ir nėra net ir nėra prasmės paaiškinti vaikui visko, kas čia vyksta. Ir tiesiog mes pasakome, bendrai jam papasakojame, kad čia yra žmonės parinkti, kurie atlieka įvairius mūsų grupės jiems nurodomus veiksmus atlieka. Tai tiesiog taip bendrai papasakojame situaciją, kas vyksta, bet nėra prasmės labai komentuoti konkrečiai. Ma che tutto questo resta nello spirito del gioco e quindi di quella cosa che i bambini conoscono tanto bene quando giocano, per dire, alla guerra oppure ai tanti giochi che si fanno. Taip, ir mes būtent akcentuojame, jam pasakome, kad visa tai yra susiję, tai yra tam tikras žaidimas ir tai yra vis tiek, kadangi vaikai per žaidimą supranta pasaulį ir daugelį dalykų, tai taip pat ir per žaidimą kuriasi jų pasaulis. Perché alla fine il teatro resta sempre un gioco che gli uomini fanno e per cui si danno delle nuove regole ad ogni spettacolo. Taip, galų gale juk ir spektaklis yra žaidimas, kurį žmonės žaidžia ir kiekvienam spektakliui yra naujos taisyklės. Turėjome dar vieną klausimą iš publikos. Aš turiu du klausimus, bet trumpas. Vienas klausimas būtų, kiek laiko reikia paruošti grupę, maždaug vidurkis. Aš suprantu, kad yra skirtumai priklausomai nuo tautybės. Ir kitas klausimas, tik vyrų grupė yra ar ir moterų? Allora, la preparazione, in pratica, noi ci incontriamo, ci siamo visti ieri per la prima volta. Ieri pomeriggio. Pasirengimas, trunka mažiau nei vieną dieną. Mes susitikome su aktoriais vakar popietę. Quindi non si può parlare di vere prove teatrali perché il tempo è veramente troppo breve. Ci vediamo un pomeriggio e la sera dopo andiamo in scena di fronte al pubblico. Taigi nėra visiškai laiko ir čia nėra ką kalbėti apie tokias tikras repeticijas, nes mes po pietų susitinkame, kitą vakarą jau turime pristatyti, vaidinti spektaklį. Diciamo che circa prima di andare in scena passiamo assieme più o meno 7-8 ore. Vis dėlto mes prieš išeidami
prieš tai, prieš aktoriams išeinant į sceną, stengiamės praleisti su jais 7-8 valandas kartu. E sono ore in cui soprattutto ci prepariamo a tutto quello che può andare storto nella rappresentazione e che dobbiamo evitare. Ir per tas valandas mes stengiamės pasiruošti viskam, kas gali nutikti blogai ir kaip to išvengti spektaklio metu. Mūsų laikas baigėsi. Mikrofonai išsikojo. Quindi diciamo gli elementi di sicurezza sono quelli che mettiamo soprattutto davanti perché è un palcoscenico in cui ci sono tanti potenziali pericoli, però mettendosi bene d'accordo su come comportarsi in ogni caso, questi pericoli si evitano. Taip, be abejo, taigi tiesiog yra tokių įvairių veiksmų ir natūralu, kad kai kurie dalykai ir daugelis dalykų iš tikrųjų gali kažkaip neįvykti arba įvykti nesklandžiai. Tai tiesiog mes per tas 7-8 valandas ir stengiamės apsidrausti nuo to ir tikrai yra daug galimybių, kaip išvengti klaidų. E i partecipanti sono guidati da una voce che ricevono in auricolare durante lo spettacolo. Taip, ir tie vaidintojai vykdo komandas, vykdo nurodymus, kuriuos jie gauna per ausines. Durante le ore che precedono lo spettacolo spieghiamo come capire quello che la voce gli dice di fare. Per valandas, per kurias bendraujame su būsimais aktoriais, mes tengiamės juos paruošti, kaip suprasti būtent tas nuorodas jiems pasakomas per ausines. È importante per noi che i partecipanti locali siano pronti ad entrare in scena, nel senso che non abbiano dubbi su come orientarsi nella scena, ma che questa preparazione non tolga l'esperienza che è il fatto di andare in scena in qualche maniera ciechi. Taip, mes tiesiog stengiamės juos taip, jiems padėti pasiruošti, įeiti į tam tikrą veiksmą, kad jie žinotų kaip, kad jie nedvejodami atliktų tam tikrą veiksmą. Tai mums yra svarbiausia per pasiruošimo valandas ir kaip po to tą veiksmą atlikti irgi. E è vero che tutto è limitato alla presenza maschile. Taip, tiesa, kad spektaklyje dalyvauja vien vyrai. È vero che nella realtà, nei corpi di polizia, ci sono anche le donne. Tiesa, kad tikrovėje policininko uniformas dėvi ir moterys. Ma nel ragionamento di prima volevamo veramente rinchiudere tutto a un elemento più stretto possibile. Tačiau mes norėjome viską sudėti, sutalpinti į kiek įmanoma siauresnį elementą, tiesiog ratą, kiek įmanoma siauresnę grupę. Di modo che in questa specie di esperimento scientifico tutte le persone coinvolte fossero veramente della stessa specie limitata. Tiesiog visą tai darome tam, kad visas veiksmas ir spektaklis, tas procesas apsiribotų būtent viena rūšimi, viena lytimi. Perché, almeno dal mio punto di vista, questo permette anche di riflettere sull'equilibrio tra le componenti anche maschili e femminili nella società. Nes ir mano požiūriu, būtent toks pasirinkimas leidžia mums apmastyti ir būtent vaidmenis vyro ir moters mūsų visuomenėje. È come se avessimo voluto riflettere sulla
forza, sulla importanza, sulla potenza femminile in scena, togliendola dalla scena, per far sentire quanto è forte la sua mancanza e quanto contribuisce a un possibile equilibrio. Būtent mums buvo labai svarbu iš tikrųjų apsvarstyti moters vaidmenį ir parodyti, atskleisti ją, paimant ir tarsi neįtraukiant šios lyties į patį veiksmą, parodyti, koks yra svarbus ir kaip stipriai jaučiasi jos trūkumas ir taip tarsi atskleisti geriau jos svarbą. E in effetti Pusiausvyroje. in effetti c'è una figura femminile che appare in immagine a un certo punto e scatena il panico tra questi uomini. Būtent ir yra toks momentas spektaklyje, kai yra įnešamas moters atvaizdas ir jis priverčia vyrus tiesiog sukelia tam tikrą chaosą ir įtampą tarp policininkų. Ačiū visiems žiūrovams, kurie buvote susirinkę. Ačiū Silvano, ačiū už spektaklį, ačiū už jūsų klausimus, ačiū Ieva. Jei turėsite dar kažkokių tais klausimų, asmeniškų, galite drąsiai pasigauti kažką iš vaidinusių aktorių, kurie sėdi gale, kažkur čia išsibarstę, ar galbūt patys Silvano pasigriepsite ir paklausite jums rūpimus dalykus. Ačiū dar kartelį, gražaus vakaro.